Labadiena, mėly TV6 kanalo žiūrovai. Įspūdingas renginys šiandieną Kėdainių arenoje moksleivių krepšinio lygos Lidl žvaigždžių diena, talentingiausi mūsų šalies jaunieji krepšininkai. O varžysis ir dėl garbės, ir dėl matomumo, ir visų pirma dėl gero laiko. Mėlyniai dabar pradeda savo ataką. Kamuolį Jonas Valančius. Arčiau krepšio ir sėkmingas išpuolis, tai padaryti pavyksta. Čia geras perdavimas į priekį ir koks blokas, wow! Puikiai Jori Plytniko versija ir skirtumas 11-6 virš mokyklą, bei paskaičiau Marčiulionį mokyklą. O čia Joris Plytnikas užkūrė baltuosius tiek puolime, tiek gynyboje savo sėkmingais veiksmais jo. Pakamorio buvusio Mažeikių ir Šiaulių komandos žaidėjo ir Šiaulių dabartinio Žydrūno Urbano asistento Darius Pakamonio sūnus. Taip, kadangi ta moksleivių krepšinio lygo diena, praktiškai čia dabar perimtas kamuolys, ar bus dėjimas, ne, dėjimo nėra. Dabar ir mūsų Tomo jau matote ekranuose pasipuošę. Ir mes moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių dienai. Šio jaunuolio marškinėlio taip atsidaro antrasis kėlinys. Lukas Lukošiūnas krauna kamuolį iš viršaus. Žymė tai perdavimais, nežiūrint, kam duoda perdavimus. Kristupas Sabeckis. Jo, dėjimas iš viršaus. Rungtyniauja šie jaunuoliai ir jaunuolės prie apypilnių tribūnų, tikrai daug. Sirgalių čia atvykusių Kėdainių areną. Aikštėje niekas per daug netrukdo ir smaginasi. Lukas Andrulis, dar vienas įspūdingas dėjimas. Berods 4 dėjimai per porą minučių. Jau yra beveiko tik 2 taškai. Taip. Bernadeta Studytė, Panevėžio sporto centro žaidėja pataiko iš 3 taškų zonos. Ir dėjimas iš viršaus, kairė ranka ir 42-39 pirmauja kol kas baltųjų komanda. Štai tokį kamulio varymo techniką demonstruoja Urtė Kurevičiūtė. Taip, ir gražus jos metimas, tikrai iš būtent už vakarą vykusių rungtynių įsimenė Gabijos Meškonytės prasiveržimas. Tikrai kokie įgūdžiai, koks greitis, koksai kūno balansas ir... Fantastika. Pustas Kyčas. Iš 3 taškų zonos. Krepšio. Teisėjas kabėjo. O, papa! Geriausias matytas teisėjo perdavimas per mano komentatoriaus karjerą, neabejotinai. Pirmoji ataka. Ir čia Simonas Jauniškis taip pat. Tada matysime daugiau šou, ar vis dėlto bent kažkiek kovos dėl tos taurės, o čia Arminas Vilkas. Jeigu matėm prieš tai. Vilkas tikrai įspūdingų fizinių savybių žaidėjas, o čia tikslus Pusovičiūtė. Arminas tritaškis jau kitoje išties pusėje. Ir čia atviras koridorius buvo Vilkui. Kabinamas kamuolys jam pačiam. Sužaidžia gražiai. Čia dabar tandemas Vilko ir Igno Žutauto. Arminui Vilkui tikrai nereikia kartais tiklaus perdavimo, būtent jisai gali su jo šuolio galimybės gali kažkiek ir netikslų perdavimą paversti į efektingą epizodą. Įmetė 2 taškus, Arminas Vilkas bandė blokuoti ją, bet neblokuoti. Dominikas Agajevas išveda mėlynųjų komandą į priekį, čia Simonas Jankauskas, dar vienas jo bandymas ir pirmieji jo taškai. Dviejų mažėja skirtumas ir artėja po truputėlį. Žilinskas su kamuoliu, taip pat Valdo Knašiaus atstovas. Turbūt garsiausia krepšininkė Lietuvos krepšinio istorijoje žaidusi, taip pat ir Women NBA. Kur tikimės, kad Justė Jocipė taip pat peržengt būtent Women NBA gretas papildys. Zonos savo 3 taškai ir nekrinta. Rungtynėms artėjant prie pabaigos. Rusovičiūtė jau laimėjusi 400 eurų. Čia dėjimas iš viršaus. Gabrielis Kerys. Taip, po puikaus užtvara. Ir dar vienas atrodo 3 taškis ir dar vienas taiklus. Filipinuose, ar kur 4 taškų metimą jau įvedė, tai reiktų 4 su pražanga. O, papa! Drąsiai. Netrukus dėjimų konkursas. Mėlynieji pralaimi 90-95. Rungtynės baigtas, jas laimė. Baltieji tikrai išvydame labai daug gražių individualių pasirodymų.